Skirtingai nei Europos jaunimo čempionate, Tomą Vilimą šįkart 100 metrų krūtinę aplenkei. Tuo pačiu pagerinai Lietuvos rekordą iki 17 metų, bet, kaip minėjai, galėjai geriau. Nežinau, ar galėjau geriau, norėjau geriau, tas tai tikrai. Sakau, reikėtų paanalizuoti visus splitus, filmuotą medžiagą pasižiūrėti ir kažką tikrai galiu tvarkyti, visada yra kur tobulėti, bet šiaip rezultatas geras. Kokios dar rungtys tavęs laukia šitam pasaulio jaunimo čempionate? Tai laukia dar 200 metrų krūtinė 4 varžybų dieną ir 50 metrų krūtinė 5 varžybų dieną. Ir sakai, minėjai dabar, kad labai norėjai patekti į pusfinalį, kaip galvoji, ko pritrūko tam pusfinalį? Labai miriau ant galo, tai gal tokio ant pabaigos ištvermės galėčiau pagerinti ją. Ir nežinau, kaip pradėjau, tai turbūt reikėtų išanalizuoti ir tada galėčiau pateikti išsamesnį atsakymą. Minėjai, kad labai toks užsitęsęs ir ilgas sezonas tau asmeniškai. Taip. Tai kaip galvoji, ar tai galėjo pakeisti koją, ar kaip tik toks impulsas, tas visas darbas duoda savo? Šį sezoną nelabai kažkaip, nežinau kiek tai padėjo, bet manau, kad darbas, kurį padarėm dabar, tą prailgintą sezoną, kitą galėtų pasirodyti per kitą sezoną ir kitais metais galėčiau geriau pasirodyti.